Taigi aš jau prie laivo ir jeigu jau prakalbame apie tai, kad tarkime moduliuojame tokį dalyką, kad mums reikia išlikti, nes karas, tai ką aš pasiėmiau tokiu atveju. Jeigu turime, aišku, pasimkime guminę pripučiamą valį. Todėl, kad iš būrinio laivo pastatyti tinklą yra praktiškai neįmanoma. Ypač per didelį vėją. Taigi, jeigu turime, įmame būtinai šitą. Gubinys turi būti. Vandenuką reikia pasimti. Aišku, galima gerti ir iš ežero, nieko čia baisaus. Iškai ką turime čia? Turime čia generatorių, žvejybos reikmenis. Kėdėčiai jau atributas tiesiog komforto. Taip. Yra keli tinklai. Žiūrime šitą randuką. Čia yra šiek tiek kūro, yra dar vienas tinklas, yra pompa ir yra inkaras. Inkaras. Tai turbūt pats svarbiausias būrinio laivo atributas. Turbūt pagalvosite, kad tai turi būti variklis, o gal būrės nevelna. Tai turi būti inkaras. Todėl, kad atviroje jūroje, kur gilu, laivai neskęsta. Laivai skęsta dažniausiai suduždami į pakrantės uolas. Tai todėl, jeigu tavo būrės dėl kažkokių tai priežasčių neveikia, variklis neveikia, jeigu tu neturi inkaro ir vėjas didelis, skaityk, kad tu esi lavonas. Taigi, čia virvagaliai ir praktiškai čia daugiau nieko tokio nėra. Einame, pažiūrėsime vidų. Ką aš vidui turiu ir aptarkime pagrindinius dalykus. Taip, čia yra kombinzonas, vėjo neperpučiamas, neperliejamas. Na, aišku, tokio rūbo nėra, kuris visiškai neperlytų, visiškai neperpusto jo, tačiau jisai toksai jūrinis, labai smarkiai sulaiko vėją. Ir dažnai manęs klausia, kodėl tu, Linai, ypač žiemą, kada šiaurios tokios sąlygos, nesinaudoju gelbėjimo liemenę. Tai žmonės mėlieji, padarykite viską, kad jūs į vandenį, šaltą ledinį vandenį neįkristumėte. Todėl, kad jeigu jūs įkrisite ir per artimiausias 2-3, maksimum 5 minutės jūs į laivą neįlipsite, jūs ne tai, kad paskęsite, pirmiausia, jūs mirtinai sušalsite ir tik tai tada paskęsite. Tai reiškia, jokia liemenė tavęs žiemą neišgelbės. Tai va todėl aš nedėviu liemenės. Taigi, ką reikia pasimti? Reikia pasimti lys fotogen. Lys fotogen tai yra ne kas kitas, kaip tik tai žibalas, kurio aš šildysiuos tenais krosnelę. Čia yra tiesiog spiritas, raudonas spiritas, kad pijokėliai negertų, kuris pilasi čia į viryklę ir taip pat ta viryklė veikia kaip šildytuvas. Galima tiesiog uždegus palikti, arba aš paskui vakare, kada jau kažkur tai surasiu vietos, parodysiu, koks čia yra dar toksai primityvus, bet žiauriai geras, neužmušamas šildytuvas. Toliau, kas yra būtina? Tai būtina pirštinės. Jeigu mes žvejosime, mes sušalsime nagus ir bus tau pizdauskas. Tu nieko negalėsi padaryti. Žiūronai, termo apsausas, kuris tiek nuo šalčio, tiek nuo kaitros tave apsaugo. Tai va, jeigu tu peršlapsi ar kažkas atsitiks, nusirengi nuogai ir dediesi šitą, o su juo netgi galima ir plaukti. Kaip matote, pavaizduota. Reiškia, tu šokant į vandenį įlipi į šitą. Jisai gaunasi toksai sandarus dalykas. Na, žodžiu, va, toks va, geras dalykas. Taigi, po to būtinai reikia kirvių. Reikia bent kelių peilių. Žuvį darinėti. Ir niekada negalima išplaukti be Prometėjaus. Prometėjus tai yra šitas, kaip jisai, ugnies skelikas, kurio niekada aš nenusiėmu nuo kaklo. Aš visada jį turiu pasikabinęs, todėl kad jeigu išlipsi į krantą, tu visą laiką įsiskelsi savo ugnį, o ugnis išgelbės tau gyvybę. Dabar turbūt bus klausimas, o kodėl tu rodai visus šitus dalykus, kaip šitus degius skysčius, nes jeigu kalbant apie tai, kad reikia išlikti kažkur tai gamtoje, na tai žiūrėkime, mes gyvename šitame civilizuotame pasaulyje ir jeigu dabar karas taiga prasideda, tai šitie dalykai jie niekur nedingsta, jie kol kas dar yra. O ir svarbiausias dalykai, svarbiausias laikas būtent ir yra pirmutinis laikas, kol tu išmoksi gyventi, kol tu adaptuosiesi laukinėje gamtoje. Tai kai prasidės karas ar kažkas, tai tu visą laiką spėsi gauti šitų dalykų.
kol tu paskui išmoksi gyventi jau be šitų dalykų. Tai va todėl aš rodau šitus dalykus. Taip, tada būtinai reikalinga turėti kažkokią alternatyvę šviesą. Tai aš tokias žibalinės lempelės irgi turiu. Jos ne tik duoda šviesą, bet jos ir šiokia tokia šilumą. Taip pat žvakė, jinai duoda ir šviesą, ir šilumą. Nes laive, patikėkite manim, būna šitaip šalta, kad jeigu yra pasirinkimas ar +2 ar -2, tai yra didžiulis skirtumas. Tai va tokia žvakutė, viena arba dvi, uždegta, palikta per naktį, jinai palaikys pliusinę temperatūrą. Nors ir labai neaukšta, bet vanduo neužšals ir tu gyvensi. Ir pats didžiausias turbūt atributas tai yra degtinė. Taip, yra degtinė. Degtinė yra išgelbėjus daugiau žmonių nei visus vaistus kartu sudėjusi. Taip, degtinė turi ir juodąją pusę, ir baltąją pusę. Tai man jinai reikalinga, aš naudoju jos baltąją pusę. Todėl, kad jeigu tu papulsi į štormą, papulsi į kažkokias tai ekstremalias sąlygas, kaip tu nuimsi stresą. Tai va šitas dalykas gelbėja gyvybės. Ir patikėkite manim, mane taip pat jisai išgelbėjo gyvybę ne vieną kartą. Jūs galvojate, kad aš nebijau plaukti tokiu oru į jūrą, kai yra toksai minus temperatūra, kada aplinkui negyvos dvasios, audra, bangos, vėjai ir vėl nežino, kas gali atsitikti. Jeigu tau kažkas atsitiks, tavęs jau niekas neišgelbės. Lieki tik tai tu ir stichija. Ir va šitas dalykas gelbėja. Ir ne vieną kartą jisai mane išgelbėjo. Žinote, per tokį orą gali plaukti tik tai visiškas durnius. Arba žmogus, kuris žino, ką daro ir yra pasiruošęs. Tai todėl neklausykite visokių sveikuolių. Visą laiką turėkite šitą daiktą. Ir kada ateis ta sunki minutė, kada stresas užgoš jūsų sąmonę, išgerkit 50, išgerkit 100 gramų ir pamatysite, sąmonė jums sugrįš. Šitas dalykas saugoja gyvybės, jeigu jį naudosit pagal paskirtį. Taigi, o toliau turime žiūronus, jo akumuliatoriai, visi tie dalykai, kuriuos mes galime pasiimti. Nežiūrėkite čia, žiūrėkite čia. Tiesiog tas laivelis, kaip ir sakiau, buvo išmestas, aš jį čia vis paremontuoju, vis su juo pakeliauju. Tiesa, pats bene svarbiausias dalykas tai yra babytės megztos kojinės. Kai tu sušalsi pastovėjęs tenais kiek tai valandų, tu nesušilsi nekaip, kol tu nesušildysi savo pėdų. Taip geriausias dalykas. O ir naktį miegantį, tai kad tavo kojos būtų šiltas. Nežinau, ką daugiau papasakosiu eigoje. O dabar bandom pasižiūrėti vėjo kryptį, kada čia kas keisis, susimodeliuoti maršrutą ir bandysim kelt bures. Tiesiai iš ten, tiesiai į ten. Man norėjo būti tiesiai ir mane vėjas papučkė. Vos nekrantačių paspėjau pagauti šitą lieptą. Būčiau turėjęs gerą variklį, tai būčiau išsikapanuojęs. Šitas, kaip sakiau, tiesiog negalėjau pakuoti. Ir ką, laukiam, kol vėjas pasikeis. Tai va, kol kas į vandenis išeiti neišėjo. Atvirus. Taigi, pasipašiau, apsirengiau ir rūkom, bet gaila nerūkau. Nors nėra to blogo, kas neišeitų gerą. Tai yra dar vienas nuotykis, labai gera pamoka, kad be gero variklio vis tik tai neik jūrą. Nors čia ir buvo tam, kad pagauti nuotykį. Čia ir yra nuotykis, tai kad tai yra nuotykis. Ir tiek žinių, aš tai, pavyzdžiui, kaifuoju. Taigi, bėda yra tik tai tame, turbūt, kad aš žuvytės nepasigaus ir šiandieną neturėsiu vakarienės. Tai va. Bet tai irgi nėra taip blogai, todėl kad
Didžiausia priežastis, kodėl aš išplaukiau šiandieną būtent per tokį orą į tą kelionę, tai būtent tam, kad sukūsti. Kaip žinia, aš intensyviai metu svorį jau apie 15 kg numečiau, liko dar 20. Taigi, bet dabar kažkurį tai laiką, kokią savaitę laiko, aš sustojau ant 91 kg barjero ir niekaip negaliu peržengti. Nežinau, reikia padaryti kažkokį tai lūžį. Tai dėl to taip ir buvo toksai tikslas išeiti į jūrą, ten užstrikti 3-4 dienom be maisto ir nenori, tu pamesi tuos kilogramus ir perlipsi 90 kg ribą žemyn. Tai toks ir buvo tikslas. Taigi, kaip sakiau, nėra problemų. Visos problemos yra tavo galvoje. Kiekvieną problemą gali padaryti taip kaip nuotykį, taip kaip pozityvų nuotykį, veiksmą. Tai taip ir įvyko dabar man. Taigi, tęsinys įtariu bus, nes vienokiu ar kitokiu atveju aš iš čia išplaukti turiu. Taigi, žiūrėsiu, kaip čia gausis. Aš nežinau, ar girdisi jum, kaip kaukia vėjas. Kaip bangos daužo į bortą. Čia yra romantika, blemba. Kelionė tik prasidėjo. Gal kokia valandą laiko aš iš tikrųjų plaukiau tą kilometrą, kovojau su vėju. Taip netikėtai jisai pasikeitė, girdit? Ir tik pašnekėjau aš apie inkarą. Ir tas inkaras kaip tik dabar mane ir išgelbėjo. Jeigu ne inkaras, mane būtų tieškiai sekoma. O paskui reikėtų dėl kol tavo laivą čia būtų nuėmę. Tai kaip ir sakiau, inkaras tai yra pagrindinis dalykas. Na, mes toliau kaifuojam. Kažkaip žmonės manęs dabar klausia, kodėl aš staiga pasidariau visai kitoks, nei buvau visiškai nesenai. Tarkime, tuo momentu, kada bandžiau balotiruotis. Žinote, per tą laikotarpį aš tiek purvo pamačiau, kiek per 5 savo gyvenimus aš turbūt daugiau niekada nepamatysiu. Aš pamačiau tiek purvo, kiek mano padai batų jo nematė. Ir tai tiesiog yra reakcija. Tiesiog mano organizmo reakcija. Jinai atmeta tą purvą. Tai tiek. Užburianti vėjo jėga. Būrė varai. O čia blemba mumi apsuko. Geras. Vis taigi reaguot reikia. Geras. Gerai, čia mumi apsuko. Dabar čiut neįmontavau. O, ten dar užšalė. Reiškia, kas mums čia gavosi? Audra praėjo ir pasikeitė vėjo kryptis. Aš turėjau plaukti ten į atvirą jūrą, bet vėjas pasisuko staigiai į nosį ir aš negalėjau praplaukti pro pakeliamą tiltą, nes va šitas varikliukas tiesiai prieš vėją neveža. Nu tai plaukiam į kitą pusę ieškoti laimės. Laimės anoje pusėje per daug nėra, todėl kad čia yra ilgas toks siauras kanalas. Blemba ir nežinau, kur aš tenais nuplauksiu, nes kada pasisuks vėjas, kad aš galėčiau grįžti atgal, blemba aš nežinau. Tai iš tikrųjų aš tai plaukiu dabar į nežinę. Nes prieš vėją su šitų varikliukų, kaip ir sakiau, aš negaliu parplaukti.
Na, o čia, kas įdomiausia, mes esame tarp salų. Čia va, visi šitie namai yra, kaip pasakyti, vasarnami. Čia niekas negyvena. Kad ir išlipsi tu į šitą va žemę, į šitą krantą, tai tu niekur nenueisi. Arba šitą krantą išlipsi, tu niekur nenueisi, tai kad čia yra salos. Reiškia, todėl nori, nenori, tu su laivu turi grįžti į savo gimtąjį uostą, kad grįžtum namo. Nu, va, tai čia va tokios švediškos buriavimo subtilybės. Atviroje jūroje iš tikrųjų buriuoti yra lengva, susistatėjai bures, susitampėjai, pasistatėjai vairą ir galėjai miegoti. Čia dėja tu negali paleisti šturvalo iš rankų nei sekundį. Va matėte, aš tik pabandžiau pafilmuoti, kaip laivas skrodžia bangą ir iš karto mane užnešė ir čiutniai įlipau į seklumą. Nu, kas mane nuo seklumos dabar nuimto, vis tik tai laivas sveria apie 3,5 tonos. Nu, tai įsivaizduok, toksai atsigulant žemės, kas jį čia išlups. Nu, va taip ir kukuotum, kada praplauktų pirmas laivas, ar tu galėtum pagalbą įsikviesti. Nu, tai va, tai va. Reiškia, nuotykiai tęsiasi, varam tolyn. Kol aš plaukiu aplink šitą salą, galvojau, kas čia tokie yra balti. O jūs pasižiūrėkite šitą grožį. Blemba. Blia, kaip gražu, kaip kokia pasaka. Eina šit. Įsivaizduojate, koksai yra gamtos grožis. Kokias išdaigas daro. Šakės. Blemba. Pažiūrėkit. Oi, pažiūrėkit, kas. Kaip gražu. Eina savo. Žiūrėkit, tokie ledo rūmai. Na, šitoj saloj ir daugiau radau surprizą. Žiūrėkit, kaip atrodo, ką. Eik tu savo. O, čia tai ledas. Namai tu šalia. Žiūrėkit, kaip atrodo. Šitą pakrantę tokia. Na, biškai iš tikrųjų čia pavargau, kol aš ją prisišvartavau. Paskui parodysiu. Dabar čia bėgau iš karto žiūrėti va šito nuostabaus grožio. Lemba. Kas čia yra? O po to parodysiu, ką radau. Čia taip peizažas. Eina savo. Taigi, vis turime tą pačią minusinę temperatūrą. Bet nuo to viso intensyvaus buriavimo sušlapo visi drabužiai. Na, ir į tokius dalykus visą laiką reikia pasimti drabužių pamainą, nes maikė tai, pavyzdžiui, visą šlapia. Taigi, pasiekiau savo vieną iš tikslų, radau negyvenamą salą. Na, jinai vasarą būna gyvenama. Čia atplaukė žmonės. Turistauti. Nu, aš atplaukiau žiemą paturistauti. Paskui eisime parodysiu aš tą salą. Gaila parašyta toks dalykas, kad čia negalima ugnies kūrenti. Na, bet gal mes lietuviai ir užkūsime tą ugnį.
Jeigu žuvį pagausime, tai kažką ir įsikepsime. Taigi, varau persirengti. Taigi, kol kraunasi baterijos, einam pažiūrėsime, ką šitoj saloj radau. Na, iš tikrųjų, tai maloniai nustebino. Štai radau suoliuką. Na ir čia toksai ąžuolynas. Iš pradžio iš karto bėgau žiūrėti tų, kur prieš tai rodžiau pas ledo karalienę to grožio į aną salos pusę ir bebėgdamas užklydau štai čia. Na, va taip švedukai gyvena. Čia ta salytė yra į tą pusę gal 100 metrų, o skersai gal kokie 50 metrų. Nu, tai visiškai nedidukė. Štai toksai namelis stovi. O čia voljeras. Tai matyt, jie atvažiuoja čia su savo šuniuku, o galbūt padaryta tiem žmonėm, kurie atvažiuoja su gyvūnu, tiesiog, kad kitiem žmonėm netrukdytų. Nu štai va toks voljeriukas. Čia yra sandėliukas. Jisai yra užrakintas. Įeiti negalima. O čia yra sandėliukas taip pat. Jisai yra užrakintas. O šitas yra atrakintas kažkokiu rakandu. Na ir paskui štai karaliaus sostas. Blemba. Nu, puikiausias, moderniausias tulikas. Su gražiom firankytėm. Geras, tvarkingas klozetas. Popieriuko palikta. Nu, kažkas parašyta. Matyt, kad susitvarkyti pas savęs. Nu, va tai va švedai gyvena tokiuose vat salelėse. Tai vat malonus surprizas. Tam, kad užkurti ugnį, man asmeniškai geriausiai patinka beržo tošis. Tačiau kol kas aš beržo neradau. Bet štai tinka vat tokie pušies pažeidimai, kaip kad va štai čia. Tai yra dervas. Iš jų galima padaryti, ne tik, kad lengvai laužas užsikuria, bet iš jų taip pat galima padaryti ir fakelą. Taigi aš jų dabar va čia prisirinksiu. Va štai jos taip atrodo, matot, tai yra sakai, jie degus kaip nafta. Štai, o tokie dalykai. Na, einam dabar paieškosim galbūt beržo. Beržo kol kas neradau, bet štai radau pušies šaknį. Kokios šaknies jūs turite ieškoti? Jūs turite ieškoti va tokios šaknies, kur žmonės arba gyvūnai, na, ta prasme, ją sumindo. Reiškia, jeigu jinai bus nemindyta, jinai neturės sakų, bet to šaknis, kurios va taip yra paviršiuje ir šiek tiek jos yra sumindžiotos, ar tai žvėrių, ar tai žmonių, nesvarbu, jos tos vietos yra pilnos sakų. Va, matote, va šitie va dalykai yra vieni sakai, man su viena ranka, blėt, neišeina. Bet aš va jau prisipjausiu ir va šitie dalykai, jie užsidega bet kokiu oru, nesvarbu, gali būti lietus, gali būti sniegas, speigas, dalampaški. Dzūkai tai vadina smolėko. Tai va čia irgi pats bene geriausias dalykas, kuris man labiausiai patinka po beržo tošės. Taigi vis tik man pavyko šiek tiek rasti beržo tošės, bet seno beržo, tai nelabai tinka. Na, bet pabandysim tada šimulausis. Štai turim ugnį. Ir jau nesušalsim, nenumirsim. Taigi,
Šitas Prometėjas mane yra išgelbėt, aš nežinau kiek kartų. Būna sušlampa degtukai, žiebtuvėlis sugenda, pametė. O šitas ant kaklo visą laiką tupė ir niekada jis nepalieka tavęs ir visą laiką tave sušildo. Na tai ką, dabar bandysime eiti pagauti žuvį. Gražu, kaifas, blemba, čia, žinokit, aš sakau, yra rojus žemėje. Tikrai yra, tik tai jį reikia pamatyti. Daugelis žmonių jo nemato. O aš va jame kiekvieną dieną. Taigi, varau pustvaltį, eisiu žvejoti. Vargu ar kažką pagausiu. Iš tikrųjų, vėjas per didelis. Audra vakar buvo. Ne tas vėjas, šiaurės vėjas. Nu, ale tačiau vis tiek, jeigu išgyvenimas, išgyvenimas, ane? Bandysiu pagauti žuvį. Pamiršau namuose valties soliuką. Atėjau ieškoti, čia radau kažkokį tai šiukšlinėlį. Ir blemba, žiūriu kažkas čia. Nu, nejaugi galvoju, čia, blėt, kažkoks tai bunkeris, blėt, yra. Nu, pasižiūriu, blėt. Ir kaip jūs manote, kas čia yra, blėt? Geras dalykas. Čia susideda alus ir parašyta drink cooler, įsivaizduoju. O čia tai prikolas, reikia kažkur tai pas save dažnai pamatyti, pasidaryti. Nors aš tai nelabai degtinės mėgėjas. Tiesiog dėl prikolo pasidarysiu kažkur va tokį. Na, svečiam nustebinti. Tai gerai, einu toliau lentos ieškoti. Labai gaila, pafilmuoti neišeis, nes aš nežinau, telefonas neperduoda. Iš tikrųjų labai didelis vėjas. Tai todėl ką aš padariau? Tinklą aš pririšau prie medelio ir pasileisiu pasrovių vaitavo pavėjų į tą pusę. Nes irkluoti ir statyti tinklą per tokį vėją, na, yra iš tiesų neįmanoma. Tai viską padarysiu, atliks vėjas. Tiesiog jums reikia susidėti tinklą vat štai ant tokio va dalyko. Jumeliai pūs vėjas neš, na ir čia jisai automatiškai viniosis. Kaip ir sakau, gaila, vėjas per didelis, negaliu nufilmuoti, bet, na, esmę gal supratote. Taigi, važiuojam. Labas rytas, draugai. Dar vienas rytas laive. Toj pačioj negyvenamoj saloje. Ši naktis buvo labai šalta, matyt, lauke šalo. Buvo prognozuotas sniegas, tai matyti ir prisnigo, todėl kad, aš nežinau, telefonas neperduoda, bet čia visur yra daug kondensato lašų, tiesiog varva ant manęs, todėl nebuvo sustriukę, pošlapyje, miegmaišyje ir vis tiek kaifavau. Ir turbūt mane dažnas paklaus, Alinai, o nachera tu visą šitą darai, vat ką tu čia nori įrodyti, ką nori parodyti. Iš tikrųjų, aš niekam nieko nenoriu įrodyti ar parodyti. Visą tai, ką aš darau dėl savęs ir savo, aš noriu parodyti, kas aš esu. Iš tikrųjų, tai yra pačio savęs pažinimas, suvokimas, kas tu esi šiame pasaulyje. Bet žinai, aš dabar, pavyzdžiui, žinau, kad dabar man kažkas atsitiktų, staiga man dabar prireiktų pagalbos ir aš galėčiau skambinti visiems savo draugams, pažįstamams ir visi jie man kaip vienas, lyg tai būtų susitarę, jie man pasakytų kažkokią tai priežastį, dėl ko jie man negali padėti. Tai dauguma jų būtų darbe, kažkurie būtų kažkur tai išvažiavę, atostogauja, na ir taip toliau, bet visi pasakytų svarę priežastį, kodėl jie man negalėtų padėti. Aš galėčiau skambinti ir savo žmonai, ir savo vaikams, ir jie taip pat negalėtų padėti. Na, todėl, kad jie iš tikrųjų negalėtų padėti. Na, tiesiog fiziškai jie to padaryti negali. Ir va, tada tu suvoki, kas iš tikrųjų tu esi. Kad tu niekam iš tikrųjų nerūpi.
dėl tavo išlikimo niekas nepajudintų nei piršto. Bet va čia atsiveria antra medalio pusė, kuri ir iš tikrųjų veža, dėl kurios aš ir esu čia. Tai yra va tas būtent suvokimas, kai tu suvoki, kad tu esi niekas, bet kartu tu esi viskas. Todėl, kad tu pats gali padaryti daug daugiau, nei visi kartu sudėti draugai, šeima, visi. Vat jie visi tau negali padėti ir tavęs ištraukti iš tos subinės. O tu vienas gali. Vat tu užsispirsi ir išliksi. Ir sugrįši į krantą. Va tas ir veža, suprantat, tas ir veža, tas suvokimas, kad jokie pinigai, jokie turtai, jokia užimama socialinė pozicija, ar tu būtum bosas savo firmoje, ar tu užimtum kažkokias tai didelės tarnautojo pareigas, sakykime, būtum meras ar netgi prezidentas, turėtum daug pinigų. Tai vat papuolęs į tokią situaciją, visa tai netenka visiškai jokios prasmės. Visi šitie dalykai tavęs čia negelbėtų. Čia tave gelbėti gali tik tai tavo valios stiprybė ir tavo gebėjimas išgyventi. Tai va tas ir veža, kad tas ir veža. O kad visą tą pajausti, tu turi papulti tokią situaciją. Tyčia. Ar jeigu tu nori tai pajausti, tu man paskambini ir aš galiu čia tave įkišti, kartu pasimti ir tu visą tai pajausi ant savo kailio. Tai, kas kitam yra neišgyvenama, tai kitiem suteikia didelį malonumą. Taigi, pavyzdžiui, aš žinau, kad jeigu pasaulyje dabar atsitiks kažkokie tai kataklizmai, tarkime, karas, tai mano gyvenime realiai niekas nepasikeis. Aš jo net nepajausiu turbūt. Aš tiesiog susikrausiu savo šeimą į laivą ir mes išplauksim saugiai kažkokią tai negyvenamą salą, kurioje aš jau mokėsiu gyventi, kur man nereikės mokintis. Ir mano šeima, čia jausis, sakykime, kažkaip tai komfortiškai. Nori ir tu išmokti, tai paskambėk man ir varom. Čia yra gerai, va čia yra tikras gyvenimas. Ne ten, ne darbe, ten kur tu dirbi. Už tas varganas kapeikas, ne, o čia va, kur pinigas. Netenka jokios prasmės. Tai va tiek šį rytą. Snigt pradėjo, blėt. Geras. Kur jūs rasite tokį kaifą, ką? Tik tai laukinėje gamtoje. Ir man atrodo, aš čia dar šiandien užtruksiu. Man reikia plaukti ten, bet vėjas iš ten. O su šitu šūdinu varikliuku aš galiu tik tai priplaukti, prisišvartuoti, bet prieš vėją nekaip. Tai todėl dabar plauksiu pasižiūrėti, ar tinkluose yra žuvies. Maža tikimybė. Todėl, kad šala, ir visa kita. Reikėjo iš tikrųjų lanką pasimti. Tai, matosi turbūt, štai antis poruojasi. Tai greičiau aš nusišaučiau kažkokią tai, sumedžiočiau kažkokią tai paukštį, nei žuvį pagauti. Gerai, einam gyventi toliau. Ką, liūdnos žinios iš žvejybos. 2 tinklus vakar šiaip netai pastačiau. Šiandien ištraukiau, žuvies nėra. Bet ką norėti per tokį orą. Čia niekur nepagausi. Ką, užtat sėkmingai metu svorį. Tai nėra to blogo, kas neišeitų gerai. Ką, užtat būsiu kudesnis. Taigi, aš vis dar čia už lango sninga,
šlapdriba šlykštė. Laive didžiulė drėgmė. Guliu, laukiu, kol pasikeis vėjas. Žiūrinėjau Facebooką, TikToką, YouTube kanalą. Ir štai perskaičiau dabar kelis komentarus. Kažkas tai čia juokiasi iš mano sulaužytos nosės. Juokiasi, kad aš dantų neturiu. Jūs mano kūno dar nematėte. Nematėte mano randų. Tai kaip aš reaguoju į tokius dalykus, kurie tyčiasi iš mano randų, tai aš taip pasakysiu. Koks tu, blėt, vyras, jeigu tu randų neturi. Tu skuduras. Taigi, palieku šitą nuostabią salelę. Blėt, pažiūrėkit, kaip aš čia varau. Nes vėjo visiškai nėra. Taigi klausimas, ar šiandien grįšiu namo ar ne. Reiškia, jeigu laukti vėjo gero, palankaus, tai jisai bus tik tai sekmadienį. Dabar kažkoks tai langas yra, kad vėjo nebus visai. Paskui jisai pradės pūsti. Tai jeigu aš papulsiu per tą laiko tarpelį iki to posūkio, kur man taps vėjas palankus, tai aš būsiu išsigelbėjęs, o jeigu ne, panašu, kad teks kokio tik sekmadienį. Tai va tokie nuotykiai, blemba, nepakartojame. Na štai, aš jau namie ir mano 3 parų kelionė pro žeminį Malarino ežerą, kuris randasi Stokholmo archipelage, pasibaigė. Kai visada, finalo dažnai neišeina jūrą nufilmuoti, nes nusėda visos baterijos, išsenka jėgos ir šis etapas liko neįamžintas. Buvo ten iš tikrųjų ką nufilmuoti, bet kaip jau ir sakiau, energijos telefonuose neliko, ir va taip. Bet šiandieną atsitiko geras dalykas, man atėjo iš Kinijos video kameros, kurias aš galėsiu dėti ant galvos ir filmuoti. Tai galbūt ateityje bus geresnės kokybės video, daugiau galėsiu įdomesnių momentų nufilmuoti, todėl kad buriuoti reikalingos 2 rankos ir tu nė velnio nepaburiuosi, jeigu viena ranka laiko telefoną. Tai todėl kartais, bet taip išeina, kad nepilnas formatas būna. Tiesiog tai buvo galbūt pirmas toksai didesnis blynas, prisvilo, neprisvilo, aš nežinau. Tikiuosi, kad jums patiko, o jeigu nepatiko, tai irgi sakykite, kas nepatiko, pasakykite, kas patiko. O aš keliausiu ir toliau. Iš tikrųjų ir filmuosiu, ir mokinsiuos daryti video, ir, žodžiu, gyvenimas tęsiasi. Tai jeigu jums patiko, ačiū, jeigu nepatiko, tai taip pat ačiū ir iki kitų susitikimų. Taigi, čiau.